Galit papasakoti, kaip moterim tam pasiruošti, kad tų bakterijų ir kiekis, ir kokybė būtų tinkamas, nes, na, moteriai tai gaminasi natūraliai, bet vis tiek turi įtakos kažkiek tai ir jos mityba Taip. nėštumo metu. Gal galit plačiau apie tai papasakot, kad moteris išgirstų ir žinotų, ką daryti? Tai vis tiek, tai nėštumo pats tas periodas yra 9 mėnesiai iš tikrųjų ir tai yra pakankamas laiko tarpas suformuoti stabilesnę ekosistemą savo žarnyne, kurią tu greičiausiai perduosi paskui ir savo palikuoniui. Tai iš esmės netgi tai, ką mes valgome, kokius turėjo mitybos įpročius mama nėštumo metu, tam tikrų pavidalų persiduoda ir vaikui, nes jisai vis tiek ir per kraujotaką, ir per kitus dalykus buvo vis tiek jam pateikiamas tam tikros medžiagos, kurios jam paskui gyvenimo eigoj bus labiau priimtinos. Pavyzdžiui, ten kokie, kad ir daigai, ten kažkokie kartus ar kokia rūkola. Tai jeigu mama tikrai taip atsakingai žalumynus kažkokius valgė, yra daug didesni šansai, kad gimęs vaikas labiau mėgs tokius dalykus. O kokį maistą reiktų moteriai daugiau, kokiam maistui skirti daugiau dėmesio, kad turėti daugiau teigiamų pasiekmių būsimam vaikui? Aš, tarkim, girdėjęs Aliaskoj tokį įdomų faktą, jog tenai, kodėl vaikai gimsta tokiom dideliom akim. Dėl to, kad moteris valgo labai daug omega-3 rūgščių iš žuvies. Ir pasirodo, omega-3 rūgštys, jos turi didžiulę įtaką regėjimui. Ir dėl to vaikai Aliaskoj gimsta didelėm akim ir su super geru regėjimu. Kur aš irgi buvau nustebęs, atrodo, na, tai tiesiog maistas, bet kiek turi įtakos vaikui. Kokių dar gal žinot įdomių tokių faktų, kurie turėtų tikrą tokį gerą poveikį? Mityba vis tiek yra kaip visuma, tai ta visuma turi būti tvarkinga. Čia yra labai geras pavyzdys, nes omega-3 rūgštys yra labai labai svarbios ir kūdikio vystymuisi, ir jos smegenims ir panašiai. Bet aš dažniausiai iš maisto neišrankioju tų komponentų, visą laiką žiūriu į visumą ir vis tiek tai pagrindas turi būti labai labai daug skirtingų augalų. Nes tai yra pagrindinis žarnyno mikrobiotos maistas. Ir jeigu mes norime... Mitybos. Absoliučiai taip, tai galim mes ir tos mėsos valgyti, viskas yra tvarkoj, bet vis tiek bent pusę lėkštės turi užimti daržovės ir tai neturi būti lapai. Ir tai gali būti morkos, brokoliai. Aš daug esu labiau linkus visą laiką valgyti tas sunkios masės daržovės, nes aš matau didesnę prasme už 4 špinato lapus, nes tai turės daug didesnę vertę mano žarnynui, nes ten bus daugiau skaidulų, nes tiesiog ta masė gaunasi didesnė. Tai pusę lėkštės padengiam daržovėm ir visa kita, tai gali būti kokybiška žuvis, ten paukštiena, mėsa, gali būti ankštinės kultūros, kas ankštinės kultūros iš vis yra nuostabus skaidulų šaltinis ir ten yra didžiulė skaidulų įvairovė ir polifenolinių medžiagų. Tai jeigu pavyksta išlaikyti bent 80% to raciono tokio įvairaus, viskas bus puiku. Aš kažkaip neperspausčiau irgi su tų besilaukiančių moterų, su tokia didelė atsakomybė, kad tu čia kaip maitinsies, taip tu nulemsi dabar to vaiko. Iš karto toks kilo klausimas, kad būna moterų, kurios nevalgo ten, pavyzdžiui, glitimo arba tų pačių pieno produktų, nesako persiduos alergenai, alergijos, nes čiagi dabar prisiklauso, kad čia alergijų visur pilna, taip toliau, nekokybiškas gal tas ten grūdas ir panašiai. Ar reiktų vengti kažkokių produktų? Na, apart turbūt pusfabrikačių ir ten kokių žalingų ten transriebalų. Čia normalu ir gyvam žmogui dar neįščiose, bet ar šitų produktų reikia vengti? Nieko nereikia vengti. Kuo daugiau mes vengiame, tuo daugiau problemų pridarome. Lygiai ta pati situacija buvo Amerikoje su žemės riešutų alergijom. Kai iš visur eliminavo to žemės riešutus, tai dar labiau tenais buvo tas proveržis alergijų ir panašių dalykų. Beje, tikrai pas mus kažkaip šito negirdėti, taip kaip Amerikoje plačiai. Čia žmonės prisikuria tokių problemų, prisigalvoja, prisieliminuoja visiškai be reikalo. Aš visą laiką esu už pilnavertę mitybą, bet kokybišką, neperdirbto maisto didžiulę įvairovę. Ir kuo daugiau mes valgome, kuo daugiau ragaujame, kuo daugiau ragauti nuo ankstyvo amžiaus leidžiame vaikams, tuo geresnį rezultatą turime, kalbant apie alergijas ir imuninės sistemos veiklą. Ir visas tas super sterilumas, ten perdėtas rūpinimasis, valymai, ten tie visi namų, ten kažkas, kad ir tam pačiam vaikui gimus, ten iš karto papurkšta, pavalyta, ten nuplauta.
Nereikia taip daryti. Mhm. Ir nereikia nei patiems taip daryti, nes va dabar net vakar tikrai skaičiau labai įdomų tyrimą, kad buvo kelias savaitės žmonės tyrinėjami ir mikrobiotos, va būtent įvairovė, jie tiesiog laikydavo rankas purve. Tiesiog įkišdavo ranką, mitybos nieko nekeitė, bet va tiesiog daugiau salčio turėjo su žeme, su purvu, su panašiais dalykais, padidėjo mikrobiotos įvairovė ir teigiamai padidėjo. Mhm. Tai ta Kaip įdomu. perdėta Per odą? Nu vis tiek taip atrodo, tai ir per odą, kažkur pasiliko ant odos, tada dėjai maistą su ta pačia ranka, gi bakterijos visur. Taip, Čia taip, mes taip. visas kūnas yra padengtas bakterijom. Ir, Kiek žmogaus kūno sudaro bakterijos ir visi kiti ten gyviai? Žarnyne taip yra skaičiuojama apie 38 trilijonai bakterijų. Tiek. Tai čia yra labai labai didelis kiekis jų ir jeigu yra ir tokių, jeigu mes imtumėm visą kūną, tai galėtų būti ir 100 trilijonų. O svoris yra kažkoks? Apie 2 kilogramai. Kai sakėm, kad 9 mėnesiai yra pakankamas laikas sukurti tinkamą mikrobiotą tam, kad gimtų sveikas, pilnaverčio imuniteto turintis vaikas, ar mes galime taip drastiškai pakeisti mitybą ir pakeisti savo žarnyno veiklą visą ir mikrobiotą, jeigu, tarkime, na va dabar klauso mus žmonės, kurie turi prastą mitybą, valgo bet ką, išgirdo ir galvoja, tai va, kodėl aš taip daug sergu. Kiek laiko reikia tam, kad iš prastos būklės pereiti į tą sveiko žmogaus mikrobiotos būklę? Esmė tai vis tiek yra procesas pats ir kiek ilgai mes išlaikom tą įprotį. Tai tarkim, mes galėjo kažkoks pokytis įvykti, tarkim, per parą, per 2 paras, kažkoks pokytis įvyks per savaitę, kažkoks per 3 mėnesius, kažkoks per 6 mėnesius. Tos bakterijos yra labai skirtingos. Vienos auga greitai, kitos auga ir dalinasi lėtai. Bet esmė yra ta, kad kaip ilgai mes sugebėsim išlaikyti tą teigiamą pokytį. Jeigu jis įvyko greitai, mes turime nuosekliai toliau laikytis visų tų įpročių, kad tas poveikis išliktų. Nes jeigu mes tik nustojame toms naudingoms bakterijoms duoti maistą, populiacija reikšmingai sumažėja ir visa ta funkcija, visas tos teigiamos pasiekmes imuniniai sistemai lygiai taip pat gali grįžti į pradinę būklę. Reversu grįžti atgal, ne? Tai visą laiką aš esu O kas greičiau linkusi... yra grįžti atgal ar gerėti į priekį? Taip jau labai smarkiai mes tos mikrobiotos pakeisti ir negalime. Mes ją suformuojame tais pirmaisiais gyvenimo metais, didžiausią įvairovę pasiekėme ties paauglystę, tuomet ties 25-30, man atrodo, nusistovi. Ir tie pokyčiai jie jau tokie yra vis tiek menkesni, imant tą visą populiaciją. Tai čia dabar išeina, kad didžiausia atsakomybė yra tėvams pirmais vaiko gyvenimo metais. Taip, absoliučiai taip. Ir kuo tas vaikas labiau izoliuotas ir valgo skurdžią dietą ir neįvairią, kaip aš tikrai dažnai stebiu, kad vaikai vos ten 4 produktus valgo iš vis ten. Bet čia yra ir restoranų ir kavinių problema dėl to, kad dažniausiai suaugusių meniu yra pilnavertis, o vaikam yra pasiūlytas vaikiškas meniu pilnas šlamštas. Panaikinčiau iš vis tuos vaikų meniu, aš niekada gyvenime nesu savo vaikams padavus vaikiško meniu, nes ten dažniausiai nėra ką valgyti, aš nematau ten maisto. Tėvai, kurie turite vaikų, jokių būdų nemaitinkite vaikų iš vaikiško meniu. Kartais gal galima ten rasti kažką kokybiško, bet dažniausiai tikrai labai labai prastas maistas. Viskas kepta riebaluose, free bulvytės ten ir taip. Tai iš esmės dabar grįžtant prie tų mikrobiotos pokyčių, tas pats antibiotikų vartojimas, mes matom, kad po antibiotikų kurso mikrobiotos įvairovė gali sumažėti apie 30%. Ir ar jinai atsistatys ar neatsistatys, absoliučiai priklauso nuo to, kaip mes elgsimės po to antibiotikų kurso. Ir kažkam gali pasirodyti, kad aš pagersiu gerųjų bakterijų, bet yra netgi 18 metais Izraelio mokslininkų atliktas tyrimas, kad ten nebuvo labai didelė imtis tų žmonių, ten iš viso 21 tyriamasis buvo, suskirstyta į 3 grupės, bet kokia esmė, kad tie, kurie vartojo berods 12 skirtingų kultūrų bakterijų papildą, jų mikrobiota atsistatinėjo lėčiau negu tų, kurie iš vis nieko nevartojo. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.